Po 320 kilometras ir aš sakau jau po 300 kilų turi Benas prisinės, jis 2 minutės už mūsų startavo. Taip. Mes aplenkėm 6 mašinas, tai ir jisai jas aplenkė ir paskui jau girdim signalas. Bet kaip tik pasižiūriu 320 kilų. Sakau, man atrodo Benas, jau kaip privažiavo arčiau mes. Gražiai į šalį, pamojau. Aš visada praleidžiu. Tai yra garbės reikalas. 480 km žiauriai vingiuoto kelio, ir labai pavojingo, nes aplink vien akmenys. Akmenys vėl. Pilnos pakampės, pilni kampai, šalikelės, vien akmenys. Viena klaida, matėm automobilį, kuris tokią klaidą padarė ir tiesiog nepavydėtina situacija. Apsivertęs, jo. Kaip tik Mindaugo svajonė automobilis šitą apsivertęs ten stovėjo. Gal nebrangiai parduos. Va, bet šiaip tai, vat atrodo 480 km, tai beveik 500 greičio ruožas, tik 6 mašinas aplenkėm fiziškai. Beveik neįmanoma aplenkti, nes prisivėjai ir dulkės. Bet sakau, toks VRC greičio ruožas, kad mes per vieną dieną įveikėm faktiškai visą 2016 metų pasaulio čempionatą VRC. Nes, tiek kilometrų... Man net pirmą kartą per šitą Dakarą pajutau, ne tada, kai vairo stiprintuvas buvo sulūžęs mums ten 3 kartus, bet va dabar taip pajutau abidvi rankas, kad aš jos turiu ir kad jos pasirodo gali skaudėti taip žiauriai po greičio ruožo. Iš tikro, va. Ir dabar tik atgaunam tą stovėjimą ant žemės. Žodžiu, užlingavom. Bet viskas čiki. Tai ką, artėjom prie finišo.